Visiems sakau labas ir susitinkam šiandien čipsų tirliste. Traškučiai, čipsai, kad ir kaip juos pavadinsit, matot prieš save, kas šiandien bus. Jo, geriausi Lietuvos čipsai, chip list, I guess. Realiai buvo gal 4 čipsų tirlistai sukurti, bet pasirinkau šitą, nes ganėtinai normalus kiekis tų čipsų. Buvo vienas tirlistas, kur nežinau, koks 50, ta prasme, tokio didumo listas. Galvoju, ne, ten jau truputėlį per daug. Būčiau visus išsakius per kokius 3 video, tai galvoju, ne, apsėgim su vienu video. Čia nėra gan daug, bet matau visi populiarūs, visi žinomi, tai jo, suvertinsim, nes keli žmonės tikrai rašo komentarus, kad davai čipsų tirlistą, davai traškučių tirlistą, tai va, pagaliau darom šitą tirlistą, šitą vertinimą, na ir visų pirma mes turim pasikeisti šituos, na tai manau pagrindinis aukščiausias top tier list vertinimas bus myliu, bučiuoju, širdeliai, nešioju. Jo, manau, labai atitinka top tierą. Toliau bus geruliai. Nu jo, nes geruliai, tipo Jozubijas, bet kažkas vis tiek truputėlį pritrūksta. Toliau turim, šiaip sau. Tipo. Normaliai, bet šiaip sau. Ir čia bus koks fuikaka. Nežinau, man tiesiog tokias idėjas galva iškart eina ir aš rašau, tai neklauskit. Ir paskutinis neragauta ir daug klaustukų, nes nežinau, ar bus neragautų čipsų. Šiaip aš labai mėgstu traškučius, realiai, sakau, nežinau, ar esu kažkokių neišbandžius. Tai dėl to daug klaustukų, kad, rimtai neragavau aš jų. Šiaip tokių gali būti, bet aš nežinau. Nelabai čia ilgai žiūrėjau, viską neanalizavau, kitaip sakant. Tai jo, pavadinimai sukurti, manau, galim pradėti. Mes pirmą turim Estrella, Tortilla, Nacho, skonio čipsus. Tai šiaip, normalus. Normalus šitie, bet aš iškart matau Doritos čia dešiniai pusėje. Ir jeigu lyginant šituos du, man šitas yra bele kokio gerumo. Labai mėgstu Doritos, ypač šitą skonį. Tai jeigu lyginant šituos, geruliai. Bet šitie Doritos yra tikrai aukščiau. Va šitie yra legendiniai. Jie neturi daug skonio, bet aš juos visą gyvenimą valgiau ir mėgstu ir man nuo vaikystės kažkokie prisiminimai, kad aš visada šituos pirkdavau. Ir jie nėra labai populiarūs, nežinau, kodėl man tai patinka, bet labai kažkokie geri prisiminimai, nostalgija. Šitie žiauriai atitinka šitą pavadinimą, kad myliu, bučiuoju, širdelį nešioju. Šitie yra labai artimi man. Jo, tiesiog tiek. Oho, traškučiai, ir čia labai daug bus, oho, matau. Ir čia iš viso 3, tai nežinau. Gerai, nežiūrim į kitus. Čia yra krapų skonio. Realiai nuostabu. Nuostabu. Dabar tiesiog pagalvojau, kad vos ne visi jau čia bus šitam arba šitam. Nes jo, kažkaip sunku vertinti čipsus. Nesvarbu, varom toliau. Su krapais labai skanu. Oho, iš viso dievinu šitą brandą, nes jis yra pigesnis. Ir žiauriai daug tų traškučių tam pakelį. Ir visi tokie skanus, vienodi, ta forma gera. Daug prieskonio, žodžiu, labai patinka man šitas brandas, šitas skonis nuostabus. Stiksai, o Jėzau, irgi į myliu, bučiuoju, širdelį nešioju, labai patinka, bet jie buvo rebrandinti. Pakeisti, žodžiu, jie buvo tikrai pakeisti, aš prisimenu, kad stiksi visada būdavo tokie labai maži pagaliukai, bet tokie žiauriai mažučiai, o dabar jie tokie kaip per pusę, net nežinau kaip paaiškinti, bet galbūt kažkas būsit prisiminę, kad
Stiksai būdavo labai maži ir jų būdavo žiauriai daug pakelį, o dabar jie tokie didesni, sulenkti pusiau ir jų nėra tiek daug. Nu nežinau, ar kažkas prisimenat, bet aš tai labai gerai prisimenu, kad jų būdavo žiauriai daug, o dabar jie truputį pakeisti. Tik formos, skonis tai ne. Toliau šitie rutuliukai, kečupo skonio, tai man šiaip savo šitie. Nes lyginant su kitais, nu vėl, užbėgu įvykiam už akių, bet matau šituos, tai lyginant, tai kečupo skonio, nežinau, nėra kažkas labai įspūdingo, tai tikrai dedu į šitą. Nėra, kad neskanu, aš jos valgau, bet jo. Toliau turim 3 iš eilės tą pačią brandą. Ir irgi, man žiauriai patinka šitie mažos pakelis, pigus. Ir tie čipsai labai skanus, jie taip ištirpsta burnoje, labai skana. Tai sūrio skonio top tier, mėsos skonio geri ir krapų skonio top tier. Čia labai greit suvertinau, o ir dar vieną matau, tai prie tą pačią, tiesiog top tier. Nežinau, man šitas brandas, belekai patinka, man šitie žiauriai geri, man visą vaikystę su šitais čipsais. Aš negaliu jų vertinti žemiau, jie yra tiesiog žiauriai geri. Toliau Estrella sūrio skonio, blemba, aš viską dedu į šitą top tier. Ir juokingai tikrai atrodo, bet jo, bus kitokių vertinimų. Tiesiog aš dievinu sūrį, o sūrio, Jesus. Sūrio skonio čipsai yra mano mėgstamiausi, tai top tier. Nu va, kažkas prastesnio, Cheetos, to tokia sumuštinio skonio, tokia grill, nežinau kaip pavadinti, bet kelis kartus tik esu pirkus ir jo, normaliai, realiai tarp šitų dviejų dėčiau, bet tebūnė į viršų labiau. Toks neįprastas skonis, bet toks... nežinau, nėra labai įspūdingas. Gerai, einam prie kitų, Lazy Strong. Ar mąstau tarp šito ir šito? Nes šitie geri, bet kažko trūksta. Tipo strong, bet jie nėra strong. Aš, pavyzdžiui, labai mėgstu aštrius dalykus. Ir aštrių čipsų žiauriai mažai yra. Žiauriai, ta prasme, turiu omeny labai aštrių, kur ten pavalgai ir tiesiog dega burna. Aš va tokius mėgsta. Tai čia tipo strong nelabai. Tai tebūnė paliksiu prie geruliai, bet va ten va tarpelyje turėtų būti, nes tikrai skanus, bet kažko visgi trūksta. Toliau Estrella krapų skonio vėlgi, tai vėl dedam į top tierą. Žiauriai patinka šitie čipsai. Nenormaliai geri. Žiauriai patinka. Tokie, sakyčiau, dažniausiai perkami ir yra Estrellos. Šitie su krapui, su sūriu ir šitie dar mėlyni. Tai, blemba, jeigu iškart kalbant apie mėlynus, tai ten prasme, tegu būna jie visi 3 kartu. Tikrai, man atrodo, populiariausias brandas ir tikrai geriausi, dažniausiai perkami. Aišku, dabar belė kaip išbrangė tie čipsai, aš vos galiu patikėti. Kiek kainuoja tie pakeliai, anksčiau būdavo tikrai geriau, bet nieko nepadarysi. Žodžiu, toliau turim 3 Tafel Waffle Cut. Tai šitas geras skonis, man patinka, bet nėra kažkas labai wow. Šito prisiartinau, nelabai suprantu apie ką čia. Tipo, gal su čederiu, bet aš neįmatau, nuoširdžiai neįmatau, kas čia per skonis. Tai vien dėl to dedu neragautą, nes gal ir neragavau, tiesą sakant, aš net nežinau. Tai jo, jeigu čia su čederiu, tai man patiktų tikrai, bet, nežinau. Ir tada su mėsa, savo skonio, tai... tarp šito ir šito. Blemba, gal dedu į šiaip savo. Nėra jie kažko įspūdingi. Tie Waffle Cut, tai patinka man ta forma. Įdomesnė tokia valgymui, bet šitas skonis ne per labiausiai, ne. Toliau turim Oho, ir visi 3 skoniai. Aš nežinau, kodėl čia taip. Mes turim čia vienas Oho, matau dar kitus čia Oho. Tai tipo... ir dar čia, tipo, kodėl čia 3 įdėti, aš net nežinau. Aš net nevertinu šito, tiesiog dedu, arba tiesiog palieku aš, nes nėra neragauta. Tiesiog palieku jas čia, nes, kaip man vertinti 3 skonius viename, kai dar yra atskirai jie. Doesn't make sense. Šitos lazdelės. Šiaip labai geros, bet man Cheetos kaip brandas
Nežinau. Jie žiauri lenda prie dantų. Prie dantų, į dantis, žodžiu, labai, žinot apie ką aš. Ir pirštai, belė kokie traškinuoti, čipsuoti lieka. Nežinau, kaip apibūdinti, bet žinot ir apie ką aš. Jo, skanu, bet, tarp čia ir čia. Tebūnie dedu į geruliai, nes matau čia šitie bangelės, man labai patinka ta forma. Ir su sūriu, tai iškart dedu į aukščiausią terlisto dalį, o šitos palieku truputėlį žemiau. Nors tikrai galbūt verti, bet tebūnie. Toliau leiso su sūriu, tai dedu į geruliai, nes, vis tiek sūris, tas pats tas skonis, bet man estrela labiau patinka nei leis. Šitie plonesni tokie ir mažiau gal to skonio. Nežinau, bet estrela man visada labiau patiko. Tai vien dėl to kažkaip žemiau. Ir čia turim original skonį, tą tiesiog su druska, tai patinka, labai skanu. Aš praeitam video kalbėjau apie druskas čipsų skonį. Tai galite įsijungti ir kabinsi video čia viršuje, kad jeigu jums įdomu didesnė mano nuomonė apie jas, yra tokia šiaip istorija netgi, tai jeigu norit pasiklausyti, galite pažiūrėti. Toliau Doritos ir šitie aštrus raudoni. Žiauriai geri, labai geri, tikrai aštresni. Ir Doritos kaip brandas labai patinka man, tai tikrai dedu į myliu bučiuoju, širdelį nešioju. Ir toliau Cheetos ir čia sweet chili skonis, tai... dedami geruliai, bet svarsčiau tarp to ir to, nes nėra kažkas labai įspūdinga, bet tebūnie paliksim aukščiau. Šitie Max. Šito forma amazing, žiauri patinka. Ir leisai čia geras, net nežinau, bet labai skanu ir labai skanu čipsai. Neturiu nei vieno blogo apie šituos. Žiauri geri. Toliau, oho. Ir tas meksikano, žiauri geri. Žiauri. Meksikanam skonio man iš viso atrodo, kad tik oho turi. Būtent tą. Žinot apie ką aš. Jeigu ragavo, tai tikrai, man atrodo, nei vienas kitas brandas neturi šito skonio. Būtent tokio. Ir jau apie oho kalbėjau, nerealus brandas, labai skanu šitie. Labai. Toliau leis paprika, tai neblogi. Tikrai neblogi. Labai retai aš juos perku, dabar galvoju, Jėzus, net nepamenu, kada valgiau prieš milijoną metų, bet patinka, jo. Ne per daugiausiai turi ką pasakyti, tiesiog skanu ir tiek. Dar vieni tie banguoti, bet šitas skonis keliauja taip pat prie leisų paprika. Nėra kažkas labai įspūdingo, bet skanu. Ir dar ohos čipsų. Kaip aš galiu oho numažinti? Negaliu. Jie tiesiog per geri, kad būtų ne top tier. Ne top tier. Aukščiausią grandį turime. Toliau Dorito šito skonio. Skanu. Jo, bet prašiau nei šitie. Jo, šitas skonis ir šitas man yra geriau nei šitas. Bet irgi skanu, negalvokit, kad neskanu. Taipogi rutuliukai šitie važiuoja į geruliai arba šiaip savo netgi. Skanu. Bet lyginant, gerai, lyginant su šitais, šitas tai yra top tier. Nerealus skonis. Jų žiauriai daug, tu paskėsi tuose burbuliukas iš viso. Labai skanu, tai, gerai, po to tas skonis ir po to tas. Manau, toks normalus vertinimas būtų. Toliau 3 tafel. Ir, okei, pirmą vertinam šitą, tai jo, skanu. Bet man šito skonio tikrai geriau estrela nei tafel. Toliau turim San Diego, tai man šitie yra nerealaus skonio. Tikrai geriausi. Žiauriai geriausi. Iš šito brando tai the best. Ir sūris irgi taip pat geruliai. Nes tiesiog lyginant šituos su šitais. Dabar realiai iš visų norėčiau labiausiai šitų ir tada gal va šitą. Ir tada šitų legendinių savo mylimukų. Ir dar šitų žiauriai norėčiau. Karočią visko noriu. Viską. Mažai beliko. Matau čia 3 oho.
Tai iš karto dedu šitą į top tier, taipogi ir šitą į top tier, o šitą dedu į gerą. Man atrodo, aš šitą skonį dabar ir turiu pas save lentynoj, nes aš dažnai perku tuos mažus. Nežinau, man tipo pats mažiausias indelis, pakelis traškučio. Aš tai iš viso grūdais vadinu, nes, realiai, kaip grūdai, tokie mažiukai, čipsiukai, labai cute. Tai mažas pakelis, centus kainuoja, nusiperki vieną ir užtenka. Neprisivalgai ten viso pako. Tai dažnai prisiperku ir šitų, bet šitos ant pirmo suvalgau. Ta prasme, pirmiausia ir tada šitie lieka. Tai dabar šitų ir turiu. O dieve, šitie tai nostalgija. Žiauri nostalgija, dedu į geruliai, nors vien dėl nostalgijos galėčiau dėti čia, bet tebūnė čia. Jo, aš prisimenu, ikiukas vadindavas dar cento parduotuvė, kažkas tokio. Ir šitas kainuodavo kelis litus, gal 2 litus, ar ten 3 litus. Dabar jau nebeprisimenu, bet šitas pakas va toks, grinai čipsų pakas, didžiulis. Ir tu pasiemi vaikas, tas vaikas iš viso, kiek tu 1,40 m ir nešies tos maišus. Aš dažniausiai 2 nusipirkdavau ir tiesiog eini ir ranką dedi valgai. Čia grinai, lygiai tokie patys kaip šitie. Ta prasme, ta pati rūšis, tas pats skonis, bet didelis pakas. Prema dabar nežinau, ar čia grinai tie patys, bet šituose dideliuose pakuose būdavo. Tarsi, jie labai dideli. Tai aš visą vaikystę su šitais praleidau, man labai nostalgija, dabar tai jau kokį 10 metų nevalgiau, bet norėčiau prisiminti. Vien tą didžiausią paką. Toliau leis, šitas skonis man labai patinka. Jaučiu čia vieninteliai leisai. Jo, kaip ir. Bet šitas skonis nerealus, toks truputėlį kitoks. Man nenormaliai patinka. Ir realiai viskas. Aš net nepajutau, kai baigėsi šitas terlistas. Šitų nevertinom, jau minėjau anksčiau. Bet jo, labai greit baigės, čia viską suvertinom. Tai dominuoja myli bučioji širdelį nešioju. Nieko keista realiai. Kitaip ir nesitikėjau už savęs. Fui kaka. Neskanių čipsų nėra. Tai taip, tą ir įsitikinom. Aišku, čia tik dalis čipsų, kuriuos mes turime šitam terliste, nes jų yra belė kiek prikurtų. Visokie čazai ir tie brangesni čia net nėra, bet šitas terlistas jaučiu galėtų susidaryti 100 atskirų čipsų. Čia tai net nežinau kiek yra, bet nedaug palyginus. Bet kaip visada terlisto video, sakau, parašykit savo nuomonę, kaip ką vertintumėt, kokie jūsų top 1 mėgstamiausi čipsai iš viso. Aš negaliu išskirti vieno, man labai daug kas patinka, matot. Bet jeigu turit savo number 1, tai parašykit, labai įdomu. Toks mūsų čipsų terlistas, siūlykit realiai, kokį dar kitą terlistą padaryti, jeigu tik turit idėjų. Nes man jau idėjos pamažu baigėsi. Tai labai dėkinga jau ką būsiu, o šiandien buvo tiek. Su jumis buvo Inomitėja ir aš sakau visą geriausią.